Molis man yra toksai dabar jau tiesiog priaugęs jisai. Jau kiek kartų taip sakiau, kad po tiek metų, laikas sustoti, reikia duoti Moliui pailsėti nuo manęs. Tegu galiu pamokyti kitus, parodyti. Ir taip vėl prisiriši prie to Molio ir nuo jo nežinau, kada galima pabėgti, nes netgi kada aplinkui gali būti labai blogai ar kažkas tai negera, atsisėsi prie Molio ir užmirši visą tai. Tai kažkoks tai užburiantis dalykas, kad nuo jo pabėgti, aš nežinau, kas gali pabėgti. Esu Algimantas Tamašauskas, dirbu Kuršėnų amatų centre, esu tradicinių amatų veiklų organizatorius. 2011 metais buvau tituluotas Lietuvos podžių karaliumi. Atrodo, tik tais paprastai dirbi, atiduodi save, bet labai malonu buvo gauti tokį įvertinimą. Turim ir moterų podžių karalienės į ateitį, žiūrint į keramikos tą likimą. Jeigu vaikinai nenorės mokyti šito amato, tai gal ir parims visas tas karūnas moteris. Šiaip užsiemu ir lipdymais, patinka visokius ten žvėriukus, gyvuliukus ir visą kitą lipdyti, bet žaidime pagrindė grįžtų prie tos buitinės, tie ąsočiai, odinės, dubenys, kas žmogui jie naudojami pastoviai buity. Tai lietuviškai, tai visai liaudiškai kūrybai. Viskas yra sujungta su gamta, su aplinka, su kas mus supa. Tai ir įdedame savo tą raštą. Aš niekada nesidedu jokių įsimatavimų, nes viską darai iš rankos, iš akies, kad jie būtų skirtingi, kad ir žmogui pasižiūrėjus pasirinkti būtų galima. Ir to gaminio negaila atiduoti. Žinau, kad jeigu žmogus jį pasiėmė, tai tas gaminys jam suteikia nors truputėlį džiaugsmo. Edukacijas vedam nuo darželinukų iki tų, kurie dar paeina ir kurie nori darbuotis. Stengiamės, kad savo tą amatą, kurį jau dirbu, aišku, ne taip senai, tik tais 41 metai, stengiuosi savo žinias atiduoti jaunimui ir tiem, kurie domisi. Šiaip yra daug ir norinčių išmokti to amato, ypač paskutiniu metu daug norinčių mokytis. Mokom to žiedimo amato, kuris yra jau toksai kaip ir užmirštas, galima sakyti. Ir kažkaip tai su vaikinais yra daugiau problemų, nes šiaip merginos arba moteris kažkaip nori žiedimą to. Teks atiduoti savo žinias, nes sako, mes nieko nenusinešam, tai palikim čia. Molis yra užburiantis. Pagamintas gaminys, jis iš karto duoda džiaugsmą. Tu toliau matai žiūrėdams jį, ką su juo darysi, kaip jį apdirbinėti, kaip jį įforminti, kad jisai būtų jau toksai grinai tavo, grinai asmeniškai padarytas, kad ne kažkur tai, iš kažkur tai kažkas tai nužiūrėta, bet kiekvieną gaminį tą galvoji, kad padaryti savo. Dar nueini kur nors į kokią nors užeigą ar pamatai savo tą senai darytą gaminį. Tai kažkaip net malonu ant širdies. Nesenai važiavom prie Kauno kavinėje, sustojom, ant palangės žiūriu sudėti mūsų gaminiai, mano gaminiai. Kažkaip tai, net nežinau, iš kur jie ten atsirado, iš kur jie atsirado, bet kažkas tai padovanoja jiems tenais ir labai malonu, tu netgi taip pasakai, kad čia mano daryti.